Atsikeli ryte, atidarai skanumynų dėžutę, o ten nieko nėra prie rytinės kavos, nieko. Ir tada man nieko nėra greičiau kaip grietininiai blynai. Tiesiog imu vieną kiaušinį, dedu žiupsnelį druskos, žiupsnelį sodos, cukraus nededu, nes valgysim su uogiene, ir dedu šaukštą grietinės. Sakysit riebu, bet taip, tai bus tik po kelis blynus prie kavos ir labai skanu. Tada dedu šaukštą miltų, šlakelį vandens, nedaug vandens, kad gautųsi, maždaug kokie 10 blynų. Tiesiog 2 žmonėms. Ir paplaku. Šitas plakiklis yra toksai sukurtas specialiai plakti. Galima blynukus, galima lietinius, galima kiaušinienę suplakti, galima mieles aktyvinti. Jame tiesiog mieliniams kepiniams, kad greitai iškiltų, tiesiog paplakam. Ir jis turi tokį papildomą dangtelį, kad būtų galima tiesiai iš jo pilti. Ir matot, pilu blynukus, o kai paskutinį supyliau, niekas nenutekėjo, paskutinis lašelis grįžo atgal į indelį. O blynukus man belieka apversti ir mėgautis prie rytinės kavos, o jeigu jūs norėsite įsigyti tokį plakikliuką linksmą su karvytėm, rašykit man, turiu jūsų nuolaidą.